Pirmas kėlinys buvo, manau, geras, turėjo kelis momentus ir reikėjo išnaudoti progas. To įvarčio vis neįmušam ir jau blogas tokias tendencijas darosi. Nu, bet vis dėlto žaidžiam su gerom komandom ir principė mokomės iš jų, kaip reikia žaisti futbolą. Praeitas buvo su BT, kur korektiška komanda, aukštesnio lygio. Čia rusų komanda darbinė tokia be žvaigždžių, bet ėjo į kaulą. Rungtynės, manau, prilyga kaip, sakykime, rimtom rungtynėm oficialiom. To irgi reikia paruošiam etapę, kad prasidės čempionatas, tenais nieks kamuolio neatiduos lengvai, reiks kovoti. Šiaip žaidimas klosis pirmam kėliny visai neblogai. Turėjom ir progų, patys neįmušėm, nesilaikėm drausmės, kur negalime tokių daryti klaidų padarėm. Priešinko komanda klupo nepasiruošusius ir va, to pasiekoje kėlinio gale prasileidom įvartį. Po to po įvarčio buvo sunku įsivažiuoti. Kėlinys ėjo į pabaigą, tai jau niekur neišėjom padaryti. Draugiškas varžybos čia tik toks, kaip, nežinau, pavadinimas, kiekvienoje komandoje vyksta pasiruošimas. Kiekvienas žaidėjas nori rodyti savo vertę treneriui, kad gali žaisti pagrindinėje sudėje ir manau, tos draugiškos varžybos čia prilygsta, galima sakyti, gal net vos ne čempionatą.